Broliai, aš čia apie vieną dalyką galvojau. Yra vienas klausimas, kurį mes visi bent kartą gyvenime esame uždavę savo, bet mes vengiam apie tai kalbėti. Tai yra klausimas, kas tiksliai nutiks tuo momentu, kai mes paliksime šią žemę. Tuo momentu, kai jūsų smegenys išsijungia, jūsų širdis nustoja plakti ir jūsų kvėpavimas sustoja. Kas ateis pasiimti jūsų sielos? Ar tikrai kažkas ateis pasiimti mūsų sielos? Įdomus klausimas, ar ne? Ir štai, broliai, aš sužinojau, kad Dievo žodis, Biblija, ji turi atsakymą mums. Galutinį atsakymą. Labai išsamų, kad neliktų jokių abejonių. Gerai? Taigi, labai noriu, kad pažiūrėtum iki galo, nes tai visiškai pakeis tavo požiūrį į gyvenimą po mirties. Gerai? Prieš pradedant, aš tik noriu paprašyti tavęs užsiprenumeruoti mano kanalą. Tai reikia paspausti mygtuką po vaizdo įrašu, užsiprenumeruoti ir įjungti pranešimų varpelę, nes kiekvieną dieną noriu tau padėti suprasti Dievo žodį paprastu ir lengvu būdu. Pradėkime tada. Kad pradėtume suprasti, kas ateina pasiimti mūsų sielos, pirmiausia turime priimti vieną labai svarbią tiesą. Mirtis nėra pabaiga, tiesa? Tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, mirtis yra tik perėjimas, tiesa? Bet tiems, kurie gyveno toli nuo Dievo, ji yra amžinos atskirties pradžia. Ir Biblija labai aiškiai pasako, kaip tas priėmimas įvyks kiekvienu atveju. Todėl labai noriu, kad atkreiptum dėmesį į tai, ką čia tau pasakysiu, nes tai radikaliai pakeis tavo mąstymo būdą. Pažiūrėkime tada į istoriją, kurią pats Jėzus papasakojo Luko Evangelijos 16 skyriuje. Tai yra turtingojo ir Lozoriaus istorija. Ši ištrauka, broliai, nėra eilinis palyginimas, nes ji mums pateikia daug vertingų detalių, tiksliai pasakydama, kas nutinka iškart po to, kai mes paliekame žemę, iškart po mūsų mirties. Pažiūrėk, ką Jėzus pasakė apie turtuolį ir Elgetą Lozorių. Parašyta tai, atėjo laikas, kai Elgeta mirė ir angelai jį nunešė pas Abraomą. Turtingasis taip pat mirė, buvo palaidotas ir pateko į mirusiųjų vietą. Ten, kankindamasis, jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą su Lozoriumi šalia jo. Tėve Abraomai, pasigailėk manęs, sušuko jis. Atsiųsk Lozorių, kad suvilgytų savo piršto galiuką vandenyje ir atvėsintų mano liežuvį, nes aš kankinuosi šiuose liepsnuose. Tačiau Abraomas atsakė, sūnau, atsimink, kad per savo gyvenimą tu turėjai viską, ko norėjai, o Lozorius neturėjo nieko. Dabar jis čia yra paguostas, o tu kenti. Be to, tarp mūsų yra didelė praraja. Niekas iš čia negali pereiti pas jus, ir niekas iš ten negali pereiti pas mus. Amei? Pažiūrėkite, kokį skirtumą, broliai. Tai akivaizdus skirtumas, ar ne? Lozorius, Elgeta, žmogus, kuris čia žemėje neturėjo nieko, kuris kentėjo prie to turtingo žmogaus durų, kai jis mirė, jis turėjo dangiškąją palydą. Ir kas atėjo jo pasiimti, broliai? Dievo angelai. Žodis aiškiai sako, kad angelai jį nunešė pas Abraomą. Ir pažiūrėkite, koks nuostabus dalykas. Įsivaizduokite tą sceną paskutinėme atodūsyje čia žemėje, kai galbūt niekas nesuteikia reikšmės jo išėjimui. Čia dangiškos būtybės, galingi Dievo pasiuntiniai atėjo pagerbti tą žmogų ir palydėti jį į poilsio ir paguodos vietą. Čia vadinama Abraomo prieglobsčiu, kuri yra simbolis vaizduojantis Dievo buvimą rojų, tiesa? Dabar kodėl angelai atėjo pasiimti Lozoriaus? Štai klausimas, ar todėl, kad jis buvo vargšas? Ne, broliai. Materialinis skurdas ar turtas nenulėmė niekieno amžinojo likimo. Lazaras buvo nuneštas angelų, nes nors Biblija ir nedetalizuoja jo tikėjimo gyvenimo čia, galutinis likimas parodo, kad jis buvo Dievo žmogus, jis priklausė viešpačiai, jis pasitikėjo Dievu ir dėjo į jį savo viltį. Supratai? Net ir kančios metu jis išliko ištikimas, o savo mirties akimirką Dievas tada atsiuntė savo angelus, savo tarnus, kad pagerbtų jį ir parvestų namo. Teisingai? Biblija kalba labai įdomų dalyką apie Dievo angelus, kuris yra ten. Hebrajams 1 skyrius 14 eilutė sako taip. Štai, ar ne visi jie tarnaujančios dvasios siunčiami tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą? Taigi pažiūrėk, kokia čia gili mintis. Angelai yra tarnaujančios dvasios. Kitaip tariant, jie yra aukščiausiojo Dievo tarnai, siunčiami tarnauti kam, broliai? Tiems, kurie paveldės išgelbėjimą, ir tai apima tave, apima mane, kurie tikime Jėzumi Kristumi kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Angelai mums tarnauja gyvenime dažnai taip, kad mes net nepastebime. Jie mus daug kartų apsaugo, jie mus saugo, jie mus veda. O paskutinę akimirką jie turi šią šlovingą misiją – palydėti mus į Tėvo artumą. Taigi, broliai, tai mums yra labai didelis paguodimas. Kodėl? Mes galime būti tikri, kad kai mirsime,
Kai čia užmerksime akis, mes nebūsime vieni dvasinėme pasaulyje, kuriame yra demonų ir angelų. Tiesa? Bet angelai bus su mumis, jei tik būsime su Kristumi. Tiesa? O dabar pažiūrėkime į kitą Jėzaus istorijos pusę, tą turtingą vyrą. Kas jam atsitiko? Biblija sako, kad jis mirė ir buvo palaidotas. O kas toliau? Biblija sako, kad jis pateko į mirusiųjų vietą ir ten kentėjo kančias. Taigi, broliai, atkreipkite dėmesį, kad Biblija nesako, jog demonai atėjo jo pasiimti. Nėra jokios Biblijos vietos, kur būtų kalbama apie demonišką palydą, kuri vestų žmonės į pragarą. Ar ne taip? Ši Jėzaus ištrauka mums parodo netgi kažką gilesnio ir tragiškesnio. To žmogaus siela, dar gyvam esant, buvo atskirta nuo Dievo dėl jo netikėjimo, dėl jo egoizmo, dėl jo savipakankamumo. Jis tiesiog pasitikėjo savo pinigais, gyveno privilegijuotą gyvenimą. Bet jis neieškojo viešpaties. Ir tada jis tiesiog pateko ten, kur jam buvo lemta. Tiesa, kankinimų vieta, atskirimo nuo Dievo vieta, kurią Biblija graikiškai vadina Hadu, o hebrajiškai Šeolu. Tai yra mirusiųjų be Dievo vieta prieš paskutinį teismą. Taigi, angelų palydos nebuvimas jau viską pasako, nes Jėzus nesakė, kad ten buvo angelų, kurie saugotų ar globotų tą žmogų. Ne. Taigi tuo tarpu Lozorius, tas Elgeta, buvo pagerbtas ir angelų palydėtas. Turtingasis paprasčiausiai pateko į tą kančių vietą, kuri yra natūrali pasekmė žmogaus, kuris visą laiką gyveno, atsukdamas nugarą Dievui, savo artimui ir nepriėmė Dievo dovanos, kuri yra jo sūnus Jėzus, ar ne? Taigi jo kančia neprasidėjo todėl, kad jį sugriebė demonai, nes demonai jį nusivedė į pragarą, bet todėl, kad jis atvėrė akis anapus amžinybės. Ir jis pamatė, kad yra visiškai atskirtas nuo šviesos, paguodos ir viešpaties artumo. Ir šis atskirimas yra amžinas kankinimas, apie kurį Jėzus mus įspėjo įvairiais būdais. Ir čia, broliai, svarbu man paaiškinti vieną dalyką, kuriuo daugelis žmonių tiki, tai yra plačiai paplitęs įsitikinimas. Žinote, kad dažnai žmonės tai mato filmuose, pasakojimuose. Ir jie pradeda tikėti, kad velnias valdo pragarą. Arba kad jis valdys pragarą. Lyg jis ten sėdėtų soste, kankintų visus, plaktų žmonės, ar ne taip žmonės galvoja. Bet broliai, tam visiškai nėra jokio biblinio pagrindo. Tiesa ta, kad šėtonas ir jo demonai, jie nėra pragaro valdovai. Bet jie yra kaliniai, kurie taip pat kentės amžiną bausmę. Pragaras buvo sukurtas būtent jiems ir visiems, kurie atmeta Jėzaus siūlomą išgelbėjimą. Ir tai pasakė pats Kristus, Mato Evangelijoje 25 skyriuje 40 eilutėje, kur sakoma taip. Tuomet karalius pasakys tiems, kurie bus jo kairėje, pasitraukite nuo manęs prakeiktieji, į amžinąją ugnį, paruoštą velnį ir jo angelams. Kitaip tariant, broliai, pragaras nėra šėtono karalystė, tai iš tikrųjų yra jo bausmė. Ir visi tie, kurie atmeta Evangeliją, patirs tą patį likimą, kaip pats Jėzus sakė, pasitraukite nuo manęs ir eikite į amžinąją ugnį, paruoštą velnį ir jo angelams. O kaipgi angelai? Iš tikrųjų čia kalbama apie puolusius angelus. Angelus, kurie sukilo prieš Dievą, kurie iš tikrųjų yra angelai, bet dabar yra priešingoje pusėje, jie yra priešininkai, supratai? Taigi, atsakydamas į pirmąjį klausimą, kas ateina pasiimti sielos, kai kažkas miršta? Tikintiesiems. Tiems, kurie išplovė savo drabužius avinėlio kraujyje, tai yra Jėzus Kristus. Dievo angelai bus pasiųsti pagal Dievo įsakymą, kad nuvestų tą žmogų į rojų. Bet nedorėliui, tam, kuris atmetė viešpaties malonę ir gyveno tik savo, Biblijoje nėra paminėta, kas ateitų jo pasiimti. Netgi demonų palyda nėra minima. Jo siela jau pati savaime yra visiškoje nuodėmės pasmerkime ir keliauja į laukimo vietą prieš galutinį teismą. Tai sąmoninga vieta, kančios, atskirties nuo Dievo vieta. Taigi, pragare didžiausias kankinimas bus tas, kad Dievo ten nebus. Broliai, šiandien, kai žiūrime į savo gyvenimą, mes matome daug gerų dalykų, nors ir yra daug kančios. Ar ne taip? Mes matome šypseną vaiko veide, mes matome žmonės rodančius meilę. Žmonės, kurie užjaučia vieni kitus, nors tai darosi vis retesnis dalykas. Bet šiame pasaulyje vis dar yra gerų dalykų. Mes žiūrime į gamtą, yra nuostabių dalykų. Jaučiame tą malonų vėjo gaivumą ant veido, jaučiame ramybę. Broliai, taip yra todėl, kad mes gyvename malonės laikotarpiu. Tai laikas, kai Dievas yra šiame pasaulyje. Jo šlovė yra čia. Nors nuodėmė užteršė šį pasaulį,
Nors velnės vis dar trukdo ir velnės sukelia daug kančių žmonėms, taigi mes vis dar turime šią galimybę. Tiesa? Ir yra labai įdomi, labai neįprasta detalė, apie kurią galime čia pakalbėti, tai kad daugelis žmonių turi tokį mirties įvaizdį, ar ne? Su gobtuvu vilkinčia figūra, kuri laiko dalgį. Broliai, to nėra Biblijoje, gerai? Egzistuoja daug rimtesnė ir galutinė dvasinė realybė. Arba mus pasitinka Dievo angelai amžinai šloviai, arba mes susidurėme su amžinybė atskirti nuo viešpaties dėl savo pačių pasirinkimo gyvenime. Gerai? Ir čia kyla pats svarbiausias klausimas, aš taip manau. Ar galime būti tikri, kad viešpaties angelai mus nuves į rojų? Ar užtenka tik būti geram, užsiimti labdara, kaip galbūt kadaise darė tas turtingasis, bet neturėdamas širdies atsigręžusios į Dievą? O gal mums reikia kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią? Broliai, kaip bebūtų keista, nė vienas iš šių dalykų savaime negarantuoja išgelbėjimo. Vienintelis dalykas, kuris užtikrina mūsų amžinąjį likimą su Dievu, yra mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi ir jo atpirkimo darbo ant kryžiaus. Tai yra suprasti, kad mes visi, be jokios išimties, mes gimėme nuodėmėje, kaip karalius Dovydas pasakė 50-oje psalmėje. Ir mes taigi esame atskirti nuo Dievo ir patys savaime. Niekas negali patekti į dangų, niekas nenusipelno būti lydimas angelų. Niekas pats savaime nenusipelno gyventi amžinybėje su Jėzumi. Supratai? Todėl Biblijoje, Romiečiams 3 skyriuje 23 eilutėje parašyta, kad visi nusidėjo ir yra atskirti nuo Dievo šlovės. Ir čia atsiranda nerimą keliantis dalykas. Taigi, jei mes esame atskirti nuo Dievo, mes esame pasmerkti tam pačiam likimui kaip ir turtingasis iš istorijos. Ar ne taip? Bet broliai, Biblija sako, kad Dievas savo begaliniu gailestingumu ir meile atsiuntė savo sūnų Jėzų. Jis gyveno tobulą gyvenimą, jis mirė ant kryžiaus mūsų vietoje ir sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes, o 3 dieną prisikėlė, nugalėdamas mirtį. Amen. Ir būtent dėl jo, tik dėl jo mes galime būti išgelbėti. Ne dėl mūsų nuopelnų, ne dėl mūsų pastangų ir ne dėl mūsų gerų darbų. Žinai tą žmogų, kuris visiems padeda, jį net savo nepadeda, jį rūpinasi tik kitais? Tai labai gerai, broliai, bet tai neatneša išgelbėjimo, nes ne vienas iš mūsų to nenusipelno. Dėl nuodėmės esančios mumyse mums neleidžiama patekti į dangų. Bet yra eilutė, kuri man labai patinka. Ten Efeziečiams 2 skyriuje 8 ir 9 eilutė. Pažiūrėk, kas parašyta. Jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Tai nėra atpildas už gerus darbus, kad niekas negalėtų didžiuotis. Taigi, broli, trumpai tariant, tai mūsų tikėjimas Jėzumi, visiškas atsidavimas jam, kuris perkelia mus iš tamsos karalystės į šviesos karalystę. Tai ir padaro mus išgelbėjimo paveldėtojais. Kai sakoma, kad angelai tarnaus tiems, kurie paveldės išgelbėjimą, supratai? Tai ir užtikrina mums, kad kai išeiname iš čia, mes galime būti tikri, įsitikinę, kad būsime su Kristumi. Tai tikrai tiesa, nes apaštalas Paulius pasakė laiške Filipiečiams 1 skyriuje 23 eilutėje, kad jis jautėsi spaudžiamas iš abiejų pusių. Iš vienos pusės jis norėjo išeiti ir būti su Kristumi, kas jam buvo be galo geriau. Tai yra, jis neturėjo mirties baimės. Kodėl? Nes jis žinojo, kas jo laukia anapus. Supratai? Jis žinojo, kad mirtis yra tik portalas į šlovingą viešpaties, kurį jis taip mylėjo ir kuriam taip tarnavo akivaizdą. Ir prisimeni tą vyrą, vardu Stepanas, kuris buvo pirmasis bažnyčios kankinys. Pirmasis vyras, kuris mirė dėl Jėzaus. Biblija sako, kad tuo momentu, kai jis buvo užmėtytas akmenimis, mirdamas dėl savo tikėjimo, jis pažvelgė į dangų, kupiną šventosios dvasios ir pamatė Dievo šlovę bei Jėzų stovintį tėvo dešinėje. Tada jis garsiai pasakė, aš matau atvertą dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Pažiūrėkite, kokia šlovinga vizija, broliai, mirties akimirka. Prisipažįstu jums, aš noriu turėti tokią viziją, aš noriu šlovinti savo viešpatį, nes jis pakeitė mano gyvenimą čia žemėje. Ir aš žinau, kad būsiu su juo per tikėjimą, ne dėl savo pastangų. Supratai? Šiandien daugelis žmonių bijo, nes jie nėra tikri dėl savęs. Ir tai yra geras dalykas, nes iš tikrųjų mes negalime pasikliauti savo pačių teisumu, savo pačių gerais darbais, kuriuos darome. Bet broliai, aš negaliu jums nepasakyti, turtingoji istorija yra labai rimtas perspėjimas. Jis gyveno patogiai, galbūt manė, kad viskas yra gerai, bet jis ignoravo Dievą. Jis ignoravo artimo poreikius. Nes Biblija sako, kad Lozorius gulėjo prie jo namų durų, valdydamas maistą, kurį valgė šuo, jis buvo vargšas žmogus ir tas žmogus net nesirūpino juo. Kaip jau sakiau, mus išgelbsti ne mūsų geri darbai,
Bet mūsų geri darbai yra išgelbėto žmogaus pasekmė. Žmogaus, kuris buvo pakeistas. Supratai? Ir tada Jėzus pasakė, kad kai atėjo mirtis, nebuvo angelų, nebuvo paguodos, tik tas skaudi atskirties ir amžino kankinimo realybė. Ir žinote, kas yra dar tragiškiau, broliai? Jis suprato per vėlai, nes gadėjais norėjo perspėti savo brolius. Bet Abraomas pasakė, kad žemėje jie turi Mozę ir jie turi pranašus, tai yra Dievo žodį. Ir jei jie neklausytų žodžio, jie taip pat neįtikėtų, net jei kas nors prisikeltų iš numirusių. Supratai? Taigi, broliai, po mirties antro šanso nebus. Biblija sako, Hebrajams 9:27, kad žmonėms skirta mirti tik vieną kartą, o po to visi stosime prieš teismą. Ir kai ateis laikas atsiskaityti su Dievu, broliai, tada žinote, kas atsitiks? Dievas, jis pamatys Jėzų mūsų gyvenime, o Jėzus yra mūsų advokatas. Tai yra, jis gins mūsų bylą. Ir jis pasakys, mano tėve, aš sumokėjau kainą už šio tavo sūnaus ir tavo dukters nuodėmes. Aš praliejau savo kraują dėl jo. Jis negalėjo išsigelbėti, bet aš miriau ant kryžiaus jo vietoje. Broliai, kaip gera turėti Jėzų savo advokatu. Taigi, tikiuosi, kad supratai šią žinią ir noriu to pasakyti dar vieną dalyką. Neignoruok Dievo pašaukimo, gerai? Nepasitikėk savimi, nesiek šio pasaulio trumpalaikių malonumų, nes kitaip, kai išeisi iš čia, tavęs nelydės angelų palyda. Bet aš tikiu, broliai, kad tai yra perspėjanti, bet taip pat ir paguodžianti žinia. Nes kai suprantame, kad negalime žaisti su amžinybė, tai mumise sukelia baimę. Suprantate? Ir mes pradedame gyventi taip, kaip Jėzus mus mokė. Tada mes pradedame suprasti, kad Dievas yra geras. Viskas, ką jis daro, yra mūsų labui, netgi kančia, broliai, ateityje už tai bus atlyginta. Amen. Galbūt visą savo gyvenimą norėjai atsakyti į šį klausimą, o atsakymas yra šiame vaizdo įraše, kurį ką tik pažiūrėjai. Nesvarbu, kaip tu čia atsidūrei, svarbiausia yra tai, ką darysi nuo šiol. Gerai? Pamąstyk apie šią žinutę, neleisk jai praeiti, lyg tai būtų tik dar viena žinutė. Leisk šventai dvasiai kalbėti tavo širdžiai. Ir aš kaip pastorius noriu tau užduoti paskutinį klausimą. Jei tavo gyvenimas baigtųsi šiandien, būtent šią akimirką, pagalvokime, ar tu turi visišką tikrumą, kur keliautų tavo siela? Ar tu žinai be jokios abejonės, kas ateitų tavęs pasiimti? Dievo angelų palyda ar amžino atskirimo vienatvė? Ar tavo vardas įrašytas į gyvenimo knygą? Ar tu dėl to abejoji? Atverk savo širdį. Tada prašyk atleidimo už savo nuodėmes ir ištark savo lūpomis, tikėdamas visa širdimi. Ir sakyk taip: O, viešpatie Jėzau, atleisk mano nuodėmes, įrašyk mano vardą į gyvenimo knygą. Aš pripažįstu, kad negaliu išgelbėti savęs. Aš esu nusidėjėlis, aš esu netobulas ir negaliu patekti į dangų vien dėl savo gerų darbų. O viešpatie, aš prašau tavęs dabar, kad tu mane išgelbėtum, nes kai aš išeisiu iš šio pasaulio, noriu būti tikras, kad būsiu taikoje su tavimi. Jėzaus vardu įdėk į mane savo šventąją dvasią ir aš dabar priimu atleidimą bei amžiną išgelbėjimą Kristuje Jėzuje. Labai ačiū viešpatie už šį vaizdo įrašą ir už šią galimybę. Aš tau dėkoju Jėzaus vardu. Amen. Šlovė Dievui, o mano mylimieji, žiūrėkite, aš esu tikras, kad ši žinia, jei ji palietė jūsų širdį, palies ir kitų žmonių širdis, gerai? Todėl nepamirškite pasidalinti, aš labai tikiu, kad Dievas veiks tavo gyvenime. Jis jau pradėjo šiandien, bet jis turi daug daugiau tau, gerai? Nepamiršk pasidalinti ir aš tavęs lauksiu kitame vaizdo įraše. Tegul Dievas tave laimina.